Čia dabar paruošti dronai vienam išvažiavimui, kad jūs suprastum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jau su tais ūsais, kaip mes juokaujam, tie, kurie trukdo žiūrėti vidosikus. Ir jie jau visiškai paruošti. Prie jų kitai dienai prisijungs paruošimai mūsų atvežti dronai. Skirtingų dažnių. Bus rengiami dedamos iniciacijos plokštės ir bus rengiami kovai su okupantu. Reikalinga daug resursų, daug žinių ir kas svarbiausia, labai daug patirties kovinės. Be kovinės patirties aš neįsivaizduoju, kaip bet kuri šalis su bet kokiais pajėgumais gali efektyviai naudoti tos pačius FPV dronus. Be kovinės patirties su tuo pačiu priešu. Va, du faktoriai. Viską reikia mokėti daryti patiem. Absoliučiai. Nusipirkti dronų ir mokėti jos valdyti, tai tik pirmas žingsnis. Nusipirkti dronų, čia net ne žingsnis, išmokti jos valdyti ir turėti pakankamai žmonių, kurie gali jos valdyti. Čia jau žingsnis, bet jis tik pirmas. Це ЗСУ, затопчемо орків, нашу траву. Це ЗСУ, тут пацани заїбашуть без сумніву. Це ЗСУ, за Україну зітремо з лиця землі. Це ЗСУ, тут брат за брата.